Kongresas Naujoji Europa. Spalio 24-26 dienomis Milane, Italijoje. Kas iš tikrųjų vyks kongrese? Kas ten bus? Koks tau skirtumas? Gerai, juokauju. Na, kongrese, pradėkime nuo to, kad tai yra, mes turėsim labai tikslų ir labai griežtą tvarkaraštį ir mes jį tokį pastatėm tam, kad kiekvieną akimirką mes pastoviai galėtume pastoviai užsipildyti save šviesa. Ne tai kaip meditacija, bet ne, tais vidiniais jausmais, apie kuriuos mes šnekėjom. Kongresas yra sudarytas iš kelių renginių ir pats svarbiausias iš kurių yra pamoka su Ravo Lightmanu, iš kurių viena dalis yra frontali lekcija. Ravas Lightmanas yra tikrai atidaro, atskleidžia visą lauką jausmų, kažką tai, į ką mes einam kartu į tą bendrą jausmą. Ir tada jis duoda laiko klausimams iš visų. Mes, aišku, turėsim vertimus ir vertėjus į visas kalbas, kokius jūs tik tai norit, kokius tik žinot. Ir visi galės paklausti klausimą ir jūs turėtumėte paklausti klausimą. Mes pakalbėsime apie kiekvieną iš tų renginių atskirai. Ir antra pamokos dalis yra seminaras. Kai mes šnekame ratuose ir mes pradedam jausti, nebijokit. Prieš kongreso pradžioje mes pereisim per pasirašymo sesiją ir išsiaiškinsim, kas yra ratas, kaip jame dirbti. Tada mes turim dar vieną labai svarbų įvykį, kuris yra vaišės, kur yra kai mes valgom maistą, bet tai ne šiaip valgys, mes ne šiaip valgom, bet tos proteinus, tas daleles, kurios reikalingos tam, kad mes gyvenam, mes jas priimam tam, kad susivienyti, tam, kad susijungti virš to. Mes pakalbėsim, kad šitas valgis, jis turi labai gilią dvasinę šaknį. Ir mes sėdim kartu su Ravo Lightmanu, mes dainuojam, mes klausim klausimus, mes darom vidinį darbą. Tai yra pats laimingiausias valgis, kokį kad nors galima turėti, pats laimingiausias vaišės. Tada mes turim draugų susirinkimą, kai mes pakeliam susivienijimo, susijungimo svarbą, kai mes kalbėjom apie 4 fazes, mes kalbėjom, kad vienintelis pati svarbiausia vieta 4 stadijoje yra, kai noras gauna svarbą pasiekti savo šaknį. Ir taip mes, kai sueinam su draugais, mes sujungiam savo bendrą trūkumą prieiti prie šitos šaknys. Ir aš dabar jaučiuosi kaip pardavėjas. Žinokit, visi tie draugai ateina į kongresą ir sako, kad tai tiesa. Mes to negalime tiesiog paaiškinti. Taip, iš tikrųjų nuostabu, kad įprastai kongrese tu atvyksti ten ir klausai pamokų ir tai viskas iš esmės. Ir tada lauki kitos konferencijos. Tačiau kabalistinėme kongrese viskas vyksta kitaip. Kaip tai gali paaiškinti? Ne, kaip ir aš sakiau, mes visada žiūrim viens į kitą ir mes jaučiam, wow, jaugi gali būti dar daugiau negu tai. Ir mes turim tiek emocijų, kad mes jaučiam, tartum to susprogsim, nes mes tokie išpildyti, tokie pilni meilės, tokie pilni jausmų, tokie pilni išsiaiškinimų. Mes net nežinom, ką su to daryti. Mes tiesiog norim sprogti į vidų ir tiesiog atiduoti tai draugams ir pajausti, kad jie yra tavo dalis. Tai nėra kažkas tai išorinio. Tai yra jausmai ir, žinot, aš iš tikrųjų labai skeptiškas žmogus ir atsimenu, kaip pirmą kartą pajaučiu, tai buvo kažkas tai neįtikėtina. Taigi, taip, draugų susirinkime. Ir po to mes turim kultūrinį vakarą. Mes turim
mes turim kiekvieną vakarą mes galim šokti, dainuoti, ką tik tai nori. Tai yra tikra puikiai proga susijungti. Tada mes turėsim kelis pristatymus. Mes turim labai svarbių dalykų, kuriuos mums reikia aptarti. Tuo pačiu mes turėsim diplomų įteikimo ceremoniją. Mes duosim kiekvienam studentui, kurie atvyks, mes duosim diplomą, kad jie pabaigė antrą semestrą. Ir žinot, tai labai svarbu. Ravas Laitmanas duos jiems tos diplomus. Ir man atrodo, kad tai yra svarbu, dėl to, kad tie, kas investavo tiek daug laiko studijuodami Kabalą ir atvažiavo į kongresą, aš manau, kad tai yra labai svarbu. Aš niekada pats negavau diplomą. O tu gavai? Ne, mes to nenusipelnėm iš tikrųjų.